Geriausios praėjusių metų knygos Silva Rerum autorė Kristina Sabaliauskaitė kelioms dienoms į Lietuvą grįžo neatsitiktinai. Leidyklai Baltos lankos ji įteikė naujo kūrinio rankraštį. Į 17 amžiaus Vilnių skaitytojus nukėlęs debiutinis autorės romanas baigėsi Jono Motiejaus Norvaišos mirtimi, tačiau anaiptol ne giminės istorija, nes dukros Uršulės įsčiose užsimezgė nauja gyvybė. Ar antroji knyga toliau pasakos apie Norvaišas? Pasakos sekanti knyga apie 1707-1710 metų laikotarpį. Tad maždaug praėjus 40 metų po pirmoje knygoje aprašomų įvykių. Aš labai tikiuosi, kad skaitytojai, kurie neskaitė Silvos Rerum, galės naują knygą skaityti kaip visiškai atskirą kūrinį. Tie, kurie skaitė Silvą Rerum ir jiems patiko ta knyga, jie nebejotinai ras labai didelę intrigą, kaip susiklostė personažų likimai toliau. Bet tai bus iš esmės nauja karta. Ir fone įvykių, kurie yra labai dramatiški, dėja istorikų ir kultūros istorikų nelaimiai labai prastai dokumentuoti. Tai yra didysis maras ir badas. Tai yra šiaurės karas, sukrėtęs visą Europą ir pavertęs Lietuvą, sakykime, tarsi tokiu pereinamojų kiemų, per kurį žingsniuoja tai rusų armija, tai švedų, tai sąjungininkai, saksai. Ir tuo pat metu tai yra siaučia iš pradžių labai didelį speigai ir sausros, iššaukia nederlių ir badą, o vėliau ir epidemija. Ir netgi šiandieniniam istorikui yra labai sunku, pavyzdžiui, nustatyti, kaip plito ta epidemija, nes tiesiog žmonės masiškai išmirdavo ir yra likę labai mažai istorinių įrašų apie tai. Tai toks truputėlį dramatiškas periodas. Jei pirmoji knyga daugiausiai pasakojo apie paauglius ir senus žmonės, tarkim, arba jau tokio vėlyvo brandaus žmonės, apie gyvenimo pavasarį ir apie gyvenimo rudenį, tai ši knyga pasakos apie 30-mečius visame jų grožyje, žiaurume, maksimalizme. Tai bus knyga apie žiaurumą. Naujosios knygos pavadinimą dar laikanti paslaptyje Kristina Sabaliauskaitė prasitarė, jog abiejų romanų idėjos gimė vienu metu. Tačiau kas lėmė, jog Silva Rerum pasirodė pirmoji? Iš tikrųjų labai smarkiai konsultavausi su medicinos istorikais šį kartą. Ir jeigu pirmoje knygoje skaitytojai pastebėjo, kad dominavo tarsi toksai kultūrinis, istorinis to meto teisės, retorikos sričių, tai naujoje knygoje skambės muzika ir bus kalbama labai daug apie mediciną.